Laba diena. Taigi filologija yra kilęs ta sąvoka, tas studijų dalis, yra kilę iš sąvokos meilė kalbai. Filologija yra meilė kalbai. Ir XIX amžiuje atsiradus mokslo sritis filologija yra apie kalbą. Ir kadangi tais laikais buvo manoma, kad kalba yra tai, kas daro žmogų žmogumi. Užtat filologija buvo humanitarinių mokslų viena svarbiausių sričių. Tačiau 20 amžiaus pabaigoje šiek tiek suabejota jau, ar tikrai kalba yra tas vienintelis aspektas, dalykas, kuris daro žmogų žmogumi. O jau 21 amžiuje mes dar labiau tuo abejojame. Ir todėl jau 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje, pirmiausia, lingvistika šiek tiek atsiskyrė nuo literatūros ir literatūra liko labiau esmingai humanitarinių mokslų dalis, kai tuo tarpu lingvistika taip pat, jos įvairios sritys lingvistikos taip pat yra humanitarinių mokslų dalis, bet ten jau yra daroma daug tokių techninių tyrimų, tyrimai laboratorijų, smegenų tyrimai ir taip toliau. Todėl dabar vakarų intelektinėje tradicijoje Vilniaus universitetas yra vakarų intelektinės tradicijos dalis. Jeigu manęs paklausti, kaip aš suprantu filologiją, aš suprantu tai kaip kalbos, literatūros ir kultūros studijas bendresniame humanitarinių mokslų kontekste.